balas už telefono naudojimą. Be kalbų, smiltė Emilija įskirsiu. O jūs telefoną gal norite atgauti? Prašyčiau. Prašau. Kitą kartą taip nepadarykite. Nu, čia kažką, mam. Nu gerai, žiūrėkime. Pinigus 7. Nepatinka 5. Smiltė. Kartą kuprelis bananė. Jinai protinga. Aha, gali įsimylėję net. Liepa, oi, ta mane užknisa. Variantas baigtas. Emilija, oi, vėliau krito tau kuprelis gerti, ne? Gal kitą kartą nebepriešas susitikimai. 10 valandų kiek bus? Oi, tai net matematika blogai. Egla. Tai siūlau visiems pasimokyti daugiau iš Eglės, ypač Liepai. Iš tikrųjų labai Liepos darbo buvau nusivylusi. Čia tavo smegenų ląstelė paskutinė buvo, kurią aš naudoju iš mašinų. Paklausk Eglės, tai jinai tai padarys. Ne, žiūrėk, aš tau siūlau korepetitorius, gerai? Nu, arba tik pas mane po pamokos. Kas čia per žodžiai? Aš nesupratau, tiesiog viskas gerai, neverk. Eik į tualetą, eik į tualetą. Tai iš tikrųjų šis kašytas tipo kašytas. Sveiki vaikai, gerą savaitgalio. Sveiki, Liepa, kas vėl atsitiko? Gal galit pasitaisyti? Taip, prašau. Tu man šlapinį knygą. Gal einam atsiprašyti mokytojas, kad naudojame dirbtinį intelektą, vis tiek, žinai. Jau. Tavo rašytas iš tikrųjų buvo labai geras. Manau, kad bet iš tikrųjų daug tą rašymą dabar turiu, tai Buvo mano padaryta klaida ir aš labai tikiuosi, kad man atleisi ir... Ačiū, aš labai atsiprašau. Viskas gerai. O ką tau man liūdės? Jautiesi blogai, nes nesąžiningumas pažeidžia asmeninę moralę ir vertybės, sukelia kaltės jausmą. Tai ne tik kenkia kitiems, bet ir tavo vidiniam pasitikėjimui ir santykiai su savimi.